Kiekvienais metais vyksta tradicinė kiemelyje darželio šventė, pabaiga mokslo metų ir kiekviena grupė pasirodo su savo auklėtoju, su savo vaikučiais programėlę. Tėveliai pamato, kaip jų vaikučiai paaugo, žaidžia, šokam, dainuojam ir labai visiems linksma ir miela. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiame kiemelyje kiekvienais metais ir tėveliai, ir vaikučiai noriai dalyvauja šioje šventėje. Ir džiaugiuosi, kad ir šiemet į mūsų šią šventę atvyko pirmojo Alytaus bendruomenės asociacijos nariai. Ir aš manau, kad mes toliau bendradarbiausime, dalyvausime jų renginiuose ir prisidėsime, kiek galėsime. Kaip žinom, čia dauguma mūsų bendruomenės narių. Norim pakviesti, kad jungtųsi pirmo Alytaus bendruomenę. Kaip ir pradėjom, norim atgaivinti veiklą. Turim pirmo Alytaus mamyčių klubą, veikia sporto, teniso, vyksta treniruotės, vyksta šaškių klubas, yra renkasi žmonės. Ir tiesiog manome, kad per mažai žmonės žino apie mūsų veiklą, per mažai jungiasi, per mažai dalyvauja. Norim, kad pirmo Alytaus bendruomenė būtų saugi bendruomenė, būtų saugi kaiminystė. Ir ne tik tai fizinis saugumas, bet ir psichologinis reikalingas. Jisai bus tada, kada mes pažinsim vieni kitus. Tad kviečiame aktyviai dalyvauti. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vyksta susitikimai 18 val. Piliakalnio progimnazijoje. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Aš esu Piliakalnio progimnazijos direktorė ir atėjau į Nykštuko Lopšelį darželį į šią šventę pasveikinti būsimus pirmokus, kadangi šiemet turėsime virš 20 vaikučių pirmoje klasėje ir daugelis iš jų bus iš šio darželio. Be to mes esame labai glaudūs kaimynai, bendradarbiaujame, kartu darome bendrus renginius mokykloje, taip pat darželėje. Na ir aišku, taip pat mūsų mokykla prisideda prie pirmo Alytaus bendruomenės aktyvaus gyvenimo. Visi žvėreliai